Sveiki! Šiandien susipažinsite su klonavimo įrankiu, su kuriuo pasinaudodami mes restauruosime šitą nuotrauką. Jūs turėtumėt gauti panašų vaizdelį į šį. Kaip matote, ji yra gerokai ryškesnė ir nebėra nei sulankstytų vietų, nei kažkokios neaiškios spalvos atsiradusios, nei nuplėštų vietų. Pirmiausia, pradėsime nuo to, kad nuotrauką reikia pasiryškinti. Čia mes galime keisti spalvų intensyvumą. Na, maždaug tai būtų kažkas tai tokio. Gerai. Dabar kaip naudotis šiuo įrankiu. Aišku, geriausia būtų dirbti ne su tokio dydžio nuotrauka, o pasididinti atitinkamas vietas, nes kitaip galite ir nepataikyti. Tarkime, pradėsime nuo lengviausių dalių, tai yra nereikalingų baltų dėmelių šalinimo. Imame klonavimo įrankį, išsirinkam atitinkamą zoną, kuri tiktų užpildyti sugadintą vietą, spaudžiame Alt klavišą, žymime tą zoną ir puikiausiai galime naikinti nereikalingus taškus. Tai pakankamai nesudėtinga. Kaip matote, jie ir išnyko. Lygiai taip pat reikia atlikti su visomis kitomis dalimis. Aišku, tai bus gerokai sudėtingiau, bet išsididinus atitinkamą vietą ir renkantis aplinkinius sluoksnius, šį darbą atlikti pakankamai nesunku. Aišku, nereikia skubėti ir suklydus iš karto grąžinkite atgal. Kaip ir šiuo atveju, matote, puikiai taisosi sugadintos vietos. O toliau darbą galite pradėsti patys ir parodysite rezultatą.